Vilniaus turgaus halė prieš beveik 120 metų įkurta šalia miesto gynybinės sienos, buvusioje Javų turgavietės vietoje. Statant halę, naujoviškumas buvo vienas svarbiausių 20-ojo amžiaus pradžios architektūros siekinių. Čia buvo panaudota nauja metalinė konstrukcija, dar tada mažai Lietuvoje paplitusi. Tiems laikams buvo neįprasta, kad halės prekybininkų prekyvietės buvo po stogu. Buvo įrengtas vandentekis, elektros apšvietimas, viešas tualetas, ledai mėsai saugoti. Halės modernumą žymėjo ir vidinė tvarka, taisyklės, keičiančios tradicinį turgaus bobų elgesį. Halės turgavietė tai vieta, kurioje praeitis puikiai dera su dabartimi ir ši vieta, nekeisdama savo funkcijos, turbūt turi ir ateitį. Halės turgavietė yra ir sena, ir palyginti jauna. Jau mes skaičiuojam 118 metų, kaip ši Halės turgavietė veikia ir tikiuosi veiks toliau. Dabar truputį pasikeitė, sakysime, konceptas Halės turgavietės. Dauguma prekiauja pramoniniam prekiam, bet kartu ir turim tokį perlą, kaip prekiaujame ūkininkų produkciją, tai kuom galim pasigirti. Tai turim 5-6 ūkininkus, jie iš Vilniaus krašto, kurie patys augina, patys raugia, patys ruošia raugintas daržovės, kuom galim pasigirti. Atitinkamai turime tokius ūkininkus, kurie jau kaip kulinarinis paveldas, tai sūdyti ir rūkyti lašiniai ir kiti mėsos gaminiai, kurie sėkmingai realizuoja. Labai mėgiami, pavyzdžiui, Vilniečių ir miesto svečių. Džiaugiamės mes tais turistais, ypatingai iš artimosios mums brangios Lenkijos, kurie neįtikėtina, bet perka taip vadinamą soloniną, perka sūdytus lašinius, sako, mes taip nemokam pagaminti. Atitinkamai juoda duona. Sako, chleb litevski, tai čia yra topų topas. Jie atitinkamai ir perka kartu ir raugintas daržovės. Galbūt kažkokie tai receptai yra. Tai va, mes branginam tos žmonės, kurie čia dirba. Ir gaila, kad tik tai ta dinastija išeina, tie ūkininkai sensta ir pakeisti jaunimas nelabai nori eiti tėvo pėdomis. Taigi šiandien halė seniausia iki šiol veikianti Vilniaus turgavietė, skaičiuojanti beveik 120 metų. Tiksliau tiek metų yra architekto Vaclovo Michnevičiaus suprojektuotam Halės turgavietės pastatui, o pats turgus dabartinėje Pylimo ir Bazilijonų gatvių sankirtoje bei jos apylinkėse ošė nuo 15 amžiaus. Ši vieta išlieka patraukliai iki mūsų dienų ir traukia vilniečius bei miesto svečius, o apie šalies ekonominius rodiklius galima spręsti pagal lankytojų perkamąją galią. Prieš tą 117 metų tai buvo vienas moderniausių turgų visoje Rusijos imperijoje. Sakysime, turėjo apšvietimą, turėjo ventiliacinę sistemą, turėjo viešuosius tualetus. Dabar, aišku, reikalavimai pakito. Reikalinga kondicionavimo sistemą įvesti, ventiliavimo sistemą, turi būti šiltas, šaltas vanduo. Atitinkamai yra tokie reikalavimai. Aš galvoju, kad prekiautojai, kurie prekiauja Halės turgavietėje, yra patenkinti šitomis suteiktomis sąlygomis. Aišku, labai dabar sunkus laikotarpis yra, kaip ir visose prekybos vietose, ne tik turgavietė sunkiai verčiasi, bet kartu ir prekybos centrai. Sumažėjo pirkėjų perkamoji galia, stengiasi įsigyti mažai, po truputį, kad užtektų savo poreikiam. Kai įvairiai perka, vieni mėgsta daržovės raugintus, kiti mėgsta daržovės marinuotus, kiekvienas turi savo skonį. Reiškia, kas liečia raugintų dalykų, čia viską daryta iš rudens, natūralaus būdus, druska, vanduo ir lapai, visokių galima dėti. Šitų laurų lapų gali dėti, galima juodųjų sribentų, galima dėti net, žinot, kokių dedu. Vynuogių lapų irgi labai gerai sūdosi, rauginasi, labai skaniai gaunasi. Tai yra rankų darbas, vyras tarkuoja,
tokiais kaip makaronais. Jeigu tarkuosi, pavyzdžiui, su elektrinė, gaunasi tokiais, negražiai visiškai jokio nebus vaizdo. O va čia yra viską rankų darbas. Šįkart pasidairysime ne po Halės turgavietėje siūlomą asortimentą, bet žvilgtelsime istorinės architektūrinės raidos tyrėjų akimis. Tenka pripažinti, kad tokie modernūs XIX amžiaus pabaigos, XX amžiaus pradžios architektūriniai sprendimai, kaip Halės turgavietė, ilgą laiką nebuvo nei tyrinėjami, nei palankiai vertinami. Šio laikotarpio Vilniaus miesto urbanizacijos procesai negalėjo net lyginti su romantiškojų barokinio miesto laikmečių pažinimo prasme. Priešingai, modernizacija laikyta miesto grožio ir kultūros nuosmukių. Negana to, tas laikotarpis sutapo su valstybės žlugimu, Lietuvos įtraukimu į Rusijos imperiją ir carinės administracijos priežiūrą. Tačiau ar viskas jau buvo taip prastai? Savotiškų epochos atspindžių yra iki šių dienų išlikę architektūriniai Halės statinių sprendimai, kurie naujai patraukė tyrėjų dėmesį. Dar galima sakyti, prieš 20-30 metų požiūris į XIX amžiaus architektūrą, beveik viską, kas iki Pirmojo pasaulinio karo buvo, laikytas toksai gal net ir ne visai teigiamas ir jam buvo priskirtas toks eklektikos arba eklektizmo terminas su pakankamai neigiamu atspalviu, nugrodant tai, kad tai istorinius stilius atsiremianti architektūra reiškia tarsi nesukūrusi originalaus savo laikotarpio stiliaus. Bet iš tiesų šis požiūris jau seniai paneigtas, nes tokie terminai kaip pseudogotika jau nebevartotini. Ir čia tikrai labai didelį įnašą bent jau Lietuvos architektūros istorijoje atliko amžinatilsį profesorė Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė ir sakyčiau, kad jos knyga Istorizmas ir modernas Vilniaus architektūroje labai gerai atskleidžia visą tą požiūrių įvairovę ir tą viso laikotarpio architektų intelektualų susidomėjimą praeitimi, kaip tokia, naujų tyrimo požiūrių išryškinant tos praeities architektūros savybės ir jas pasirenkant. Taigi tas graikiškas terminas eklektika yra iš įvairių istorinių stilių pasirinkimas. O jį keičia toksai labai tikrai siauras periodas, gal XIX pačioje pabaigoje ir iki Pirmojo pasaulinio karo egzistavęs modernas, kuris iš tiesų jau nurodo, kad modernėjama ir technologinė, ir architektūrinė prasme, bet Lietuvoje mes galime vartoti du terminus, nes kadangi tai stilius labai dinamiškas ir visas toks intelektualinis meninis judėjimas labai dinamiškas, tai jis formuojasi jo terminologija su ta šalimi, kokios idėjos vystosi. Tai lenkiškoje kultūroje vis dėlto labiau pritiko austriška idėja apie secesiją. Kad, secesiją atsiskiriu nuo istorizmo ir kuriu savosios epochos stilių. Tai tas toksai, čia ir yra ta modernybė, naujumas, kad jau nebesiremiama istoriniais stiliais, bandoma sukurti kažką naujo savito. O rusakalbėje ir angliškoje kultūroje labiau vadinta modern style arba style modern, todėl čia atėjo irgi modernas. Tai jo nereiktų painioti su modernizmu, kuris vyko jau tarpukariu, bet taip, kad galime vadinti ir modernų, ir secesiją. 1905 metais, rengdamasis projektuoti Turgaus halę buvusioje Javų turgavietėje, miesto architektas Vaclovas Michnevičius nuvyko į Varšuvą susipažinti su prekybos pastatų architektūra ir įranga. Pasirinktus sprendimus įgyvendinti Vilniuje buvo iššūkis, nes projektuojama didžiulė statinio erdvė iki 72 metrų ilgio ir 32 metrų pločio turėjo būti perdengta metalinėmis santvaromis. Tai buvo nauja konstrukcija, Lietuvoje dar mažai paplitusi. Iki tol metalinės santvaros naudotos tik perpus mažesniai elektrinės mašinų saliai Vilniuje perdengti. Jeigu kalbame apie halės turgų, tai ką reiškia halė? Ateina terminas irgi iš Prancūzijos, iš Paryžiaus halių. Tai yra toks naujas, sakytume, modernus sanitarinis požiūris į maisto produktų paruošimą ir prekybą. Juos reikia
pristatinėti ir jais prekiauti dengtuose turguose, kuriuose jau veikia ir sanitarinės tarnybos, priežiūra viso to produkcijos, ypatingai jeigu kalbam apie mėsą arba kitus greitai gendančius produktus. Ir koks didžiausias iššūkis kyla architektams ir inžinieriams, tai kaip perdengti tas didelės erdves, kad tai būtų ne maži kambariukai, kaip tradicinė architektūra, ar ne, bet kad tai būtų didelės erdvės ir su natūralia dienos šviesa apšviečiamos erdvės. Tai todėl matome visiškai tokią naują struktūrą. Ji kažkuo primena galbūt geležinkelio stoties peroną, kas irgi yra naujo tipo architektūra atsiradusi tik tai XIX amžiui. Ir tada galima kelt klausimą, kaip jas perdengti, kaip padaryti, kad nebūtų tų didelių atramų. Tai čia, kaip matote, pradedamas naudoti metalas statybinėse konstrukcijose. Ir šiuo požiūriu tai yra toks naujoviška konstrukcija, sukniedyta iš fabrike pagamintų tokių metalo standartinių detalių. Ir jos tūris yra toksai viena dalis labai aukšta, o dvi šoninės mažesnės. Kažkuria prasme tai vadinama netgi bazilikinė, jeigu žiūrėtume senoviškos krikščioniškos bažnyčios tūrį. Viena aukštesnė nava ir dvi šoninės simetriškai išdėstytos. Bet ką tokia struktūra suteikia, tai duoda dvi linijas švieslangių šoninių ir per stogą apšvietimą ir labai didelę be atramų erdvę, kurioje jau galima laisvai išsidėstyti savo tuos produktus. Tai galima sakyti, kad yra gatvė, bet jinai jau uždengta, tarsi gatvės pasažas, paimtas į tokią sveikesnę, patogesnę pirkėjui, vartotojui erdvę. Ir galim sakyti, kad tikrai originali, nauja, modernėjančios visuomenės erdvė. Halės turgavietės statybos nebuvo tokios sklandžios, kaip planuota. Turgavietės įrengimo darbų samata buvo nuolat didinama, nes buvo keisti išplanavimai, atsirado galimybės įrengti papildomas parduotuves. Šie pokyčiai atsispindi ir statybos projektuose. Tobulinant Halės turgavietę buvo siekiama ne tik modernių architektūrinių sprendimų, bet ir norėta įdiegti sanitarinius reikalavimus atitinkančias naujoves. Pagrindinis Halės turgavietės architektas Michnevičius, susipažinęs su Varšuvos prekybos paviljonais, panašiai projektavo ir vilnietiškąją Halę. Vandentiekio įrengimo darbus laimėjo ir atliko rangovas Lvovičius Kostricas, pasiūlęs žemiausią kainą. Po 1860-ųjų architektūrinė inžinerinė veikla Vilniuje pradedama labai aiškiai administruoti pagal visus carinius reikalavimus. Administracija steigiamas miesto vyrinžinieriaus postas ir tos viešosios statybos prižiūrimos, derinamos, yra reikalavimai. Žodžiu, galim sakyti, kad yra kažkas panašaus, kaip veikia ir šiais laikais, tik tai jau galim lyginti tuos reikalavimus, ko reikalauja iš architekto, ypatingai visuomeniniams pastatams. Ir tokioms erdvėms, kurioms miestui ko reikia, kad užtikrintų sanitariją. Pavyzdžiui, reikia naujos viešosios skerdyklos, kuri būtų įrengta pagal sanitarinius naujausius reikalavimus ir prie stoties Panerių gatvėje tokia statoma, nes prekinė stotis, jie atitransportuojama, galim sakyti taip, gyvoji medžiaga, kuri tose moderniose skerdyklose paruošiama ir tada jau į prekybos vietas. Tai Halės turgus lygiai tos sistemos dalis, galime sakyti, tai yra vieta, kur jau yra taip prekiaujama. Ir šitą projektą 1906 metais jau rengė miesto vyrarchitektas Vaclavas Michnevičius. Įdomu tai, kad praktinės paskirties pastatuose, kuriuos statant panaudotos naujoviškos itin modernios metalinės konstrukcijos, nebuvo atsisakyta ir dekoravimo. Halės architektas, statęs daug neogotikinių ir neobarokinių bažnyčių, lakonišką išorę papildė puošmenomis. Fasadą papuošė laikrodis, rutuliai ir klasikinės formos cementinės vazos, kurios dėja neišlikę. Čia yra toks įdomus derinys, būdingas visai tai istorizmo dar, sakykime, architektūrai, XIX amžiaus architektūrai, kad, kaip matote, jos vidus
tas metalinis karkasas, sumanymas yra nepaprastai modernus. Metalinės konstrukcijas gamino Lilpopo, tiksliau projektavo Lilpopo bendrovė Varšuvoje, o gamino, tai yra labai įdomu, kad Petro Vileišio metalo dirbtuvės jau čia Vilniuje įsteigtos ir jos yra sukniedytos, sumontuotos, bet jeigu mes pažvelgtume į išorę, tai pastatas aprėmintas tokiais, tikrai istoristinės architektūros fasadais. Tarsi romanika, daug plytų mūro, daug ornamentikos, reljefų išdėtų iš plytų. Jis nenurodo į kažkokį konkretų stilių, bet, gal truputį gotikos elementų, truputį romanikos elementų. Ir toks santykis tarp labai modernaus vidaus ir istoristinės išorės, to fasado, ir yra tas paskutinis etapas prieš modernizmą, nes tokį požiūrį architektūrą vėliau jau labai kritikavo modernistai, kad atseit neišryškinama ta naujoji to meto konstrukcija. Jau tos inžinerinės savybės, jos dar nematomos išorėje. Halės turgavietė išgyveno įvairius laikotarpius. Buvo ir purvinas pokaris, ir laukinis kooperatyvų laikotarpis atgavus nepriklausomybę. Naujai Halė rekonstruota 2006 metais, kai naujieji šeimininkai, uždaroji akcinė bendrovė Tugva, laimėjo konkursą ir įgavo teisę eksploatuoti turgavietę. Jų pastangomis buvo atliktas kapitalinis remontas, kuris prasidėjęs nuo projektų derinimo užtruko gana ilgai, nes pastatas yra kultūros paveldo objektas pačiame senamiesčio centre. Rekonstrukcija įgyvendinta laikantis griežtų reikalavimų, siekiant išsaugoti vertingasias kultūros paveldo dalis turgavietės pastatuose. Galime tik pasidžiaugti, kad tai pavyko. Tikrai yra išlikusi ir kaip, pavyzdžiui, daugelyje šalių jos yra išlikusios ir išsaugotos kaip miesto simbolis. Toks modernėjančio miesto simbolis. Labai panašių halių, bet Varšuvai galima matyti labai panašios struktūros, tik šiek tiek didesnių. Nes irgi tas pats laikotarpis, tokia pat stilistika veikia jos taip pat. Tai visa, matau, metalinė konstrukcija yra vis dar sukniedyta, originali, parestauruota, fasadai parestauruoti, išvalyti. Man atrodo, kad kalbant apie paveldo išsaugojimą arba tą tokią, geriausiai jį išsaugota funkcija. Jeigu funkcija tęsiama, tai turgus veikia toliau, kaip ir turgus nuo 1906 metų, jau virš 100 metų ir todėl jis ir išsaugotas. Vilniaus Halės turgavietė įsikūrusi strateginėje miesto vietoje, kuri visada sutraukia vilniečius, miesto svečius, keliautojus ir keistuolius. Jau 120 metų, kaip gyvuoja susiformavusios miesto ir turgaus sąsajos. Halės istorinė raida pasakoja apie vilniečių buitį ir apsipirkimo įpročius, kainas, karus ir kitas peripetijas. Beje, dalis istorijų ir naujai atliktų turgavietės tyrimų duomenų buvo aprašyta ir sugulė į kelių autorių tyrinėjusių Halės turgavietės skirtingomis epochomis studiją. Leidinys buvo išleistas turgavietės 100-mečio proga. Gausiai iliustruotas nuotraukomis, piešiniais, brėžiniais, kurie ir atskleidžia tą spalvingą turgavietės gyvenimą. Ačiū akcininkam. Tai Alvydas Biliauskas nusprendė 100 metų Halės turgavietės jubiliejų išleisti šią knygą. Tai dirbo autorių kolektyvas, tikrai jiems didelis ačiū ir išėjo puikus leidinys, kuris ne tik tai apie Halės turgavietę, bet apie Vilniaus miestą, apie jo raidą, kaip čia viskas vystėsi. Čia buvo nuo 17 amžiaus jau ta garsi vieta, čia buvo javų turgus, po to ten arklių turgus. Aišku, viskas vyko už Vilniaus miesto gynybinės sienos. Tai va tas turgus kaip tik ir leido vystytis miestui kartu už tos Vilniaus miesto gynybinės sienos. Dėl to ir su ta istorija mes esam susigyvenę ir labai brangiai ją branginam tiesiog. Vilniečiai vertina Halės turgaus patrauklumą ir privalumus, o miesto svečiai nepraleidžia progos apsilankyti šioje dabar jau rekonstruotoje, sutvarkytoje turgavietėje. Dažnas Vilniaus Halės turgavietė gretina su didžiausiomis Europos miestuose žinomomis geras ilgametes tradicijas turinčiomis Kopenhagos, Varšuvos ir panašiomis turgavietėmis.
Kiekvienas, kuris eksploatuoja Halės turgavietę ar ten kitus turgus, svajoja apie didesnius pirkėjų srautus. Nori, kad jeigu pirkėjai gerai gyvena, tai atitinkamai visi gerai gyvena. Dabar kažkokia tai tokia transformacija į, sakysim, kavinės, barus. Pas mus irgi tokia sintezė yra. Prekiautojai mėsos gaminiais, duonos gaminiais, kitais maisto produktais, kepiklėlės atsidarė. Pas mus jau tokia internacionalinis gaunasi kolektyvas. Turime prekiautojų iš Venezuelos, turime iš Turkijos, turime iš Kinijos. Ir čia, sakau, labai gražiai visi sugyvena ir stengiasi per savo tą maistą parodyti tradicinės tas virtuvės ir dėl to labai įdomu. Taip pat atsidarė ten Malaizijos virtuvė, atitinkama, kaip be cepelino. Labai galim pasigirti, kad tikrai gardžius ruošia cepelinus, šaltibarščius, ypatingai mėgsta iš užsienio atvykę turistai paragauti, pasižiūrėti, kuo čia ta Lietuva ypatinga, kaip tas kulinarinis, koks yra paveldas. Tai va, dėl to ir džiaugiamės. Ir matom, vis tiek kažkokia perspektyva turi būti. Žinom, kad reikia puoselėti tą įdirbį ir stengiamės kažkokią sintezę. Tai yra ir kavinės, restoranai, kad tu ir prekeiviai tradiciniai, kaip sakiau. Tai yra maisto gaminiai, tai yra kulinarinio paveldo tokie dalykai, kaip lašiniai, rūkytos dešros, sūdyti lašiniai, kiti mėsos gaminiai ir atitinkamai, kuom galim pasigirti. Tai yra rauginti kopūstai, raugintos daržovės, raugintos morkos ir daug visokių produktų, kuom galima pasigirti. Taigi, gal atvykę apsipirkti į Halės turgų, atkreipsite dėmesį ne tik į bulves, krapus ar agurkus, bet ir kitas įdomias istoriją alsuojančias detalės, apie kurias papasakojame. Beje, kaip ir prieš 100 metų, švenčių progą čia galima nusipirkti spanguolių ir silkių, margintų kiaušinių ir verbų, čia sklinda beigelių kvapas, skamba skirtingos kalbos ir tarmės. Turgaus Halė tai daugiatautis, daugiakonfesinis, daugiakultūris, vilnietiško miesto veidas.